Praeitam savo video, nuorodą palieku štai čia, dalinausi apie tai, kad kiekvienas iš prigimties esame atstovas vienos iš 4 energijų. Ir priklausomai nuo to, kokios energijos atstovas esame, turime bagažą stiprybių, išskirtinumų ir talentų ir lygiai taip pat bagažą silpnybių arba tų veiklų, kurios mums sekasi vykdyti sunkiau. Praeitam video kalbėjau apie pavasario ir rudens žmones, kuo jie skiriasi, kur jiems sekasi geriausiai kurti vertę. Šitam video kalbėsiu apie kitas dvi priešingybės, tai yra žiemos ir vasaros žmonės. Kad būtų lengviau suprasti, pasidalinsiu vienos savo pažįstamos Monikos istoriją. Prieš kelis metus ji kreipėsi į mane, norėdama geriau suprasti, kokie dalykai ją motyvuoja, o kurie demotyvuoja ir kuris profesinis kelias jau būtų geriausias. Tuo metu ji buvo komandos vadovė pardavimų organizacijoje, tad kiekvieną dieną ji bendravo daug tiek su savo komanda, tiek su klientais. Spręsdavo jų einamuosius klausimus, ar motyvacijos, ar darbo, ar klientinius iššūkis. Kiekvieną dieną ji buvo žmonių apsuptyje. Ir jai visai neblogai sekėsi, bet ji atėjo su ta mintim, kad dirba jau virš metų, tikrai daug dalykų žino, bet kiekvieną kartą jaučiasi, kad tenka perlipti per save, kad atrodo paprastiem dalykam padaryti reikia žymiai daugiau energijos, negu lyginant pavyzdžiui su kitais kolegomis. Atlikę jos asmenybės diagnostiką, paaiškėjo, kad ji yra žiemos energijos atstovas. Žiemos energijos žmonės turi didžiulę stiprybę ir talentą valdyti procesus, sistemas, didžiulį informacijos kiekį. Jie gali būti puikūs analitikai, auditoriai, teisininkai, kur reikia galvoj suvaldyti didelį kiekį informacijos ir ją perduoti kitiems. Jie yra puikūs procesų valdytojai, sistemų, jie gali labai gerai optimizuoti tos dalykus, sustatyti procesą nuo A iki Z ir parodyti, kaip jis gali būti dar efektyvesnis. Ir žiemos tipo žmonės, jeigu tik turi galimybę mažiau turėti kontakto su žmonėm, jie tikrai tuo pasinaudos. Jiems yra sudėtinga kurti ryšį su savo komanda ar kitais žmonėm. Jiem yra sudėtinga dirbti su kitų žmonių motyvacija. Jiem yra žymiai paprasčiau dirbti partnerystėje, kai šalia turi lygiai tokį pat stiprų partnerį. Bet jeigu reikia auginti žmonės, motyvuoti, formuoti komandą, žinoma, jie tai gali daryti, bet tai kainuoja daug energijos ir papildomos energijos resursų. Tuo tarpu vasaros žmonės, jie yra visiški žmonių žmonės. Ir tikiu, kiekvienas pažįstate tokį, kuris galvoja apie vakarėlius, apie teambuildingus, apie baidares, kad suorganizuoti, atsimena visų gimtadienius. Tokie žmonės iš tikrųjų pasikrauna nuo bendravimo, nuo buvimo tarp žmonių, nuo buvimo su žmonėm. Jie yra puikūs lyderiai ir geba kurti ilgalaikį ryšį su savo komanda. Jie geba sukurti netgi, sakyčiau, lojalų ryšį ir dažnai tokie vadovai, palikdami darbovietę, su savim pasiema ir dalį komandos, nes žmonės tiki, žmonės nori sekti tokį žmogų ir tas žmogiškas stiprusis ryšys yra tokių santykių pagrindas. Tuo tarpu vasaros žmonių silpnybės yra žiemos žmonių stiprybės. Jeigu vasaros žmogui reikia analizuoti duomenis, kurti lenteles Excel'yje, ruošti prezentacijas, tai reikalauja žymiai daugiau energijos ir motyvacijos ir tokius darbus jie dažniausiai nustumia vis kažkur toliau. Taigi vasaros ir žiemos žmonės yra du išskirtinumai. Žinoma, visi mes galime daryti visus darbus, mes esame pajėgus tai daryti. Bet vienus darbus mums gaunasi atlikti kokybiškai, atrodo natūraliai, neįdėjus pastangų, tuo tarpu kitiem reikia labai daug energijos atiduoti ir laiko. Tai tokius dalykus stebėkite, nes ten, kur jums sekasi lengvai, tai yra tas jūsų išskirtinumų, talentų bagažas. Tai jeigu dar nežiūrėjai mano pirmo video, patikrink ir išsiaiškink, kurios energijos atstovas esi
Ir ar savo dabartiniai profesiniai veikloj turi galimybę daugiausiai laiko skirti su savo stiprybė, daugiausiai laiko dirbti su savo talentais, nes būtent per juos tu gali sukurti daugiausiai vertės, dėl kurios ir esi čia žemėje. Sek toliau ir kitame video kalbėsime apie tai, kaipgi bendradarbiauja visos tos energijos ir kokį išskirtinumą turime mes, žinodami apie šitą metodą.